sustas jau nuo 2011 metų, jau kiek čia ir jau 13 metų, kaip kartu dirbam ir yra nuo tų laikų susimažinęs azotinės ir fosforo trąšos. O derliai lik pačiol kaip stabilus, kaip buvo, taip tebė. Kaip Kretingos rajonų, gana nebuvo. Panašiai, apie 4 turėtų išeiti. A visus taip maždaug. Šitą, čia daugiau, čia virš 4 eina, o tai kitis lauksi, kur daugiau išmirkė buvo, bus ir 3 tonas. Bet prie mano patrešimo, lyginant su kitais ūkininkais, kurie duoda azotą po 200, šitą aš duodu apie 86 šiemet tik daviau. Sakytėm 90 veikliai, azotą rapsam atiduodu. Aš turiu paskaičiavęs. Po kūlimą iš karto jau yra, kur laukai nupjauti, jau yra atiduotas ruineksas ir įskusta. Ligų prevencijai naudoju baktaforsą. Pirmam purškimui daugiausiai. Su baktaforsu tu gali sutvarkyti visus žemėje esančius patogenus, tiek pašaknių ligas, tiek ir aukščiau stiebe esančias ligas. Misija įmanoma. Naudojant biologinis preparatas sutaupome azotinės, fosforinės, kalio trąšas, dėl ko šita ekonominis efektas yra išgautas kuo didesnis.